Ekranuose prieš jus. Ekranuose prieš jus. Labas vakaras, Baltijos televizijos žiūrovai. Sveiki gyvi, gerbiami krepšinio sirgaliai. Taigi šiandien trečiosios lemiamos rungtynės, po kurių išaiškės, kasgi bus ketvirtasis LKL pusfinalio dalyvis. Na, vakar Olimpas triuškinančių skirtumų įveikė Vilniaus Statybą. Kaip manot, ką turi padaryti Statyba, kad šiandien įveiktų Olimpą, kad jie turėtų galimybę įveikti Olimpą, kuris yra labai didelių potencialių galimybių ekipa? Yra tik tai vienas toks pagrindinis atsakymas, vienas vaistas, kad galėtų Statyba išlyginti žaidimą šiandien su Olimpu. Statyba turi labai gerai pataikyti ir tai turi atlikti visi vedantieji žaidėjai. Tada sumažės grėsmė Olimpo greitų kontratakų, kurios vakar buvo ypatingai efektyvios. Na kągi, mes dabar sužinosime, ką apie šias rungtynės, apie vakarino susitikimą galvoja abiejų komandų vyriausiai treneriai Alfredas Vainauskas ir Rimas Endriaitis, o mūsų transliaciją mes vėl pratęsime po neilgos pertraukėlės. Po pirmo kėlinio jau buvo aišku, kad reikia galvoti apie kitos dienos rungtynės. Kaip manot, ar pergalė 22 taškais nebus pernelyg migdanti jūsų žaidėjams? Ką jūs padarėt, kad bandytumėt pažadinti juos? Šiandien turėjom treniruotę ir rimtą pokalbį iš pat ryto. Aptarėm, kaip dirbsim ir suprantam, kad šiandien bus sudėtingiau negu vakar. Ta aš iš savo patirties žinau. Nes jau Statybai nėra ko jaudintis. Jeigu jie vakar jaudinosi, bijojo, kad mes galim laimėti, tai šiandien jau jų jaudulio nebus. Nes drąsiai jie žais, drąsiau. Jūs ilgą laiką dirbote, treniravote Alfredą Vainauską, puikiai pažįstate. Ar tai jums palengvina darbą ruošiantis rungtynėm būtent su Vilniaus Statybos komanda, kuomet ją treniruoja Alfredas Vainauskas? Nu, žinot, dalinai taip palengvina. Aš gerai žinau trenerį Vainauską, jis pas mane užaugo kaip žaidėjas. Žinau, ką jis gali sugalvoti, ką daryti. Ir žinau, ką kiti žaidėjai daro. Tai ir Knyza, Adomaitis, Mikalajūnas. Tačiau, pavyzdžiui, nors mes Adomaičio žaidimą puikiai išanalizuojam, išnagrinėjam, jis vis tiek mums daug įmeta. Nors faktiškai aš daug įdėjau, kad Adomaičio tie praėjimai, kurie dabar, kuriais jis taip naudojasi, tai aš jam daug padėjau, kai jis juos atlikti. Nu, pirmoje eilėje pas mus buvo pagrindinės problemos buvo su jų snaiperiais susitvarkyti. Ir mes vakar galvojame, kad ta problema bus ir vakarykščiose varžybose. Ir mes bandėme stengtis daugiau asmeniškai ir įsiplėtę. Ir mums tasai pavyko tasai viskas. Bet pasirodė, kad mūsų antros linijos žaidėjai nebesusitvarkė su jų pirmos linijos žaidėjais. Tai čia buvo Jocys, vakar labai sėkmingai žaidė. Dėl to mes šiandien bandysime pakeisti taktiką ir bandysime daugiau spaustis po krepšiu. Ir bandysim gal rizikuodami duoti daugiau jų žaidėjams mesti iš toli, negu iš po krepšių. Sakykit, kokio įvykių posūkio labiausiai nenorėtumėte, kad įvyktų jūsų komandos žaidime ir Olimpo komandoje? Nu, dėl Olimpo aš galvoju, jeigu mes susitvarkysime, ką mes planavom pirmoje eilėje su gynyba, neleisim jiem įsimesti per pirmą kėlinį daugiau kaip 40 taškų, aš skaitau, kad mes tada sutvarkysime su gynyba. O mes galvojame, kad iš mūsų pusės galvojam, kad daugiau lošime kamuolį, ilgiau žaisdami, nes vakar labai buvo skubotų, neparuoštų metimų. Ir jeigu mums tas pavyks,
įlošti kamuolį ir atiduoti, kaip pasakius, taisyklingiau, kada žmogus apžaidžia 1-1 ir paduoti gerą kamuolio perdavimą žaidėjų išėjusiam po krepšiu, tada bus viskas gerai. Ar rungtynės prieš Olimpo trenerį, prieš Olimpą ir prieš Rimą Andriaitį, pas kurį labai ilgai treniravotės, yra jums ko nors ypatingos, lengvesnės, sunkesnės? Nu, aš negaliu pasakyti, kad yra sunkiau ar lengviau, yra, matot, yra kiekvienos varžybos yra savotiškai, yra kitokios varžybos. Jos skiriasi Vilniuje ir skiriasi Plungėje. Pirmas dalykas labai vyrus, gal vakar slėgė toks atsakomybės jausmas, noras laimėti, toks gal perdegimas, ta kelionė, ten važiavimas, viskas labai vyrus muša. Nu, mes šiandien įsilsėjome gerai, pasportavome ryte ir aš galvoju, kad šiandien su nervais bus geriau bus negu vakar. Taigi abiejų trenerių nuomonės, na, netrukus jūs pamatysite ir startinius abiejų komandų penketus. Ir Algi, kokios mintys visų pirma išklausus abiejų komandų trenerius prieš prasidedant šioms rungtynėms? Nu, manau, Andriaitis teisus sakydamas, kad statybos žaidėjams šiandien nėra ko terioti ir jie bus žymiai narsesni. Iš kitos pusės pasirinktas statybos planas, sakyčiau, yra teisingas, bet labai rizikingas. Bet kitos širdies jie neturi. Nes jeigu jie tiek gaus iš po krepšio metimų kaip vakar su tokiu procentu, išlošti nebeįmanoma. Taip pat matyti rizikuoti reikia. Vakar Olimpas labai staigiai įstūmė į gilę duobę statybos komandą, tiesiog triuškindamas ją greitomis kontratakomis pačioje rungtynių pradžioje, jau sužlugdydamas morališkai statybos žaidėjus. Ką turėtų statybos krepšininkai daryti, kad jiems pavyktų išmušti Olimpą iš Olimpų įprasto žaidimo? Labai sunkus klausimas, kadangi abi komandos žaidžia labai panašų krepšinį ir mėgsta trumpas atakas, bet po šiandieną jau treneris statybos pasakė, kad bandys biškį ilgiau kontroliuoti kamuolį ir ruošti metimus, bet aš atvirai pasakysiu, savo abejoju, kad tai įvyktų. Ir štai pirmieji taškai, juos supelno Aurimas Apalšys ir statybos komanda pirmauja 2-0. Priminsiu, tai trečiosios lemiamos rungtynės. Po jų išaiškės paskutinė ketvirtoji LKL pusfinalių dalyvė. Ir štai šios rungtynės yra apskritai paskutinėse ketvirtfinaliuose. Vakar Kauno atletas 77-64 nugalėjo Šiaulius ir taip pat pateko po labai sunkios ir atkaklios kovos, 3 rungtynių dramatiškos serijos į LKL pusfinalius. Na ir be jo ten jau vietas yra užsitikrinę Kauno Žalgiris 2-0 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną ir Sakalai, kuriems taip pat įveikti Šilutę prireikė tik 2 rungtynių. Nu, dabar vėl su kamuoliu statybos krepšininkai, Dainius Adomaitis ir taiklus Dainiaus Adomaičio metimas 4-0. Sėkminga statybos komandos pradžia. Taip, galima įtarti, kad vis dėlto labai valinga Plungės komanda jau galvoja apie Kauno Žalgirį ir tas jiems aiškiai trukdo pradžiai. Dabar prasižengia Rolandas Knyza. Aš turėjau galvoje gynybą, nes pirmieji 4 taškai praleisti be kovos. Praktiškai vakar tokių dalykų nebuvo nei vieną kartą. O dabar baudos metimus, antrąjį baudos metimą meta Dainius Miliūnas, pelnantis po 12,5 taško per kiekvienas rungtynes. Vakar beje taip pat labai sėkmingai žaidęs po statybos komandos krepšiu. Atkovojęs keletą kamuolių po varžovų krepšiu ir pelnęs savo komandą taip pat nemažai, iš viso, jeigu neklystu, 14 taškų. O dabar su kamuoliu statybos komanda, štai Aurimas Palšys, laisvas kairiajame krašte, netaiklus metimas. Bet dabar komanda padarė tai, ką norėjo treneris. Truputį įžaidė, užmaskavo dėmesį, kamuolys buvo atiduotas visai laisvam Palšiui. O dabar su kamuoliu Evaldas Jocys, daugiausiai nemalonumų vakar statybos komandai pridaręs krepšininkas. Ir štai 5 kartus nepavyksta Olimpo krepšininkams ir atrodo, kad šiandien tokio spurto, galingo Olimpo spurto nematysime. Bet įdomu, Pranskevičius savo ūgį pademonstravo charakteringą Olimpo žaidėjams, nedidiesiems žaidėjams šoklumą. Vienas prieš 3 didžiausius žaidėjus kartoja vieną po kito kamuolį, kad ir nepataikė. Bet taip sunkumų turėjęs, aiškiai matosi. O ir dabar šitas paskutinis epizodas tai rodo. Dabar prasižengia Mindaugas Pranskevičius, pirmoji asmeninė pražanga ir prie baudos metimų linijos Egidijus Mikalajūnas. Labai gražiai jam kamuolį atidavė Gintaras Bačenskas, prasiveržęs pro galinę liniją dešiniuoju kraštu ir po to jau Mindaugas Pranskevičius sustabdė, pakeisdamas taisyklės Mikalajūno
žaidimą. Na, kalbėjome apie tai, kokį statybai reikia, kad ši komanda galėtų šiandien kaip lygų su lygiais kovoti. Visų pirma, tai reikia labai sėkmingo Egidijaus Mikalajūno žaidimo. Taip, be abejonės, tie žaidėjai, kur vakar nepataikė, kaip tik vakar ir įvedė į tai, kad sudarė sąlygas greitam labai kontratakoms, greitam puolimui Olimpo, kur labai Olimpas pavojingas. Šiandieną taip, kol kas laikosi, duoda savo žodžiai, žaidžia koncentruotą asmenį gynybą. O pirmą kartą, kada Pačianskas nesuspėjo į pagalbą ir iš karto Olimpas parodė nagučius. Na, štai 2 taškus pelno Rolandas Knyza. Na, beje, kalbant apie vakarnos rungtynes, dar išryškėjo vienas bruožas labai greitai, jau 10 minutę. Olimpo krepšininkai žinojo, ką reikia dengti labiausiai. Tai yra Adomaitį ir Palšį krepšininkus, kurie darydavo beveik visus statybos taškus. Tuo pačiu palengvėjo Olimpo užduotis dengiant kitus 3 krepšininkus, atpalaiduojant šiek tiek varžovus, kad jie nedengtų statybos žaidėjų tų, kurie vakar dieną nežaidė taip sėkmingai. Taip, praktiškai jau tu ir atsakei šitą problemą. Taip ir buvo vakar. Praktiškai kiti žaidėjai tapo tokiais vadinamais nulinukais ir tas labai lengvino ir psichologiškai, ir galų gale materialiniai nuostoliai buvo žymiai mažesni Olimpui. Egidijus Mikalajūnas, dar vienas metimas netaiklus. Ir Miliūnas atkovoja kamuolį. Timothy Bruksas vėl greito kontrataka. 3 prieš 3. Vaškys. Netaiklus metimas ir vėl Vaškys atkovoja kamuolį. Ir netaiklus metimas. Atrodo, kiek nervinasi Olimpo krepšininkai. Olimpas, aišku, netoks. Nors kovingumo nestokoja. Vėl Vaškys pademonstravo, kaip reikia kovoti su aukštaisiais statybos žaidėjais. Bet pataikymo jau tokio, kaip vakar nebuvo. Tai prasideda pati pavojingiausia fazė. Jeigu tai įvyks, nieko statyba nepadarys. Brukso perėmimai, kurie vakar labai daug lėmė. Ir dabar prasižengia statybos komanda. 11 numeris komandos kapitonas Dainius Adomaitis, dengdamas Evaldą Jocį, pirmoji pražanga. Jeigu statyba nenori, kad Olimpas įvestų ją į neparankų nepaprastai greitą kontratakų žaidimą, praras tokius kamuolius, kai dabar kad prarado, neįmanoma. Turi saugotis ne tik vieno Brukso, bet ir visų kitų, nes ši komanda žaidžia labai gerai kamuolio atėmimuose. Ir turbūt į greitą puolimą pereina greičiausiai iš visų komandų. Be abejonės. Ir pati susidaro progas perimdama kamuolius. Nes man atrodo, kad jinai mūsų 10 komandų užima labai aukštą. Pirmauja. Nu tai čia yra klasikinis sąlygos dėl... Taip, stebina. Žiūrėkit, kaip lengvai leidžia šiandien. Čia tas pats Olimpas, kuris vakar gynėsi. O tas krepšinis ir įdomus. Gali prognozuoti, gali būti ekspertų ir gali gauti labai gražiai per galvą. Nu ir ačiū Dievui, kad jis toksai. Tuo įdomiau visiems. 10-6 pirmauja Vilniaus statyba. Pranskevičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Komandos kapitonas nepataiko iš toli. Sužaista 4 minutės ir 5 sekundės. Ir su kamuoliu dabar Vilniaus statybos krepšininkai. Taip, ir vėl bando organizuoti puolimą, ko vakar trūko. Taip, Pačianskas yra žymiai ryžtingesnis, vadovauja, reikalauja. Ir yra komandos vadovas. Viskas gerai. Netgi dabar pramestas metimas nes toks jau pavojingas, prašau, jie jau neturi progos išbėgti. Nors Vaškys atlieka savo darbą, ne visai galbūt švarų, bet 2 taškai yra. Rizikingi 2 taškai buvo galima gauti ir pražangą puolime. Be abejonės, labai buvo netoli to. 10-8, Olimpas priartėja prie statybos. Bet ir kamuolys į pirmąją eilę žiūrovams. Va tokie neleistini praradimai vakar sugadino rungtynės, jeigu taip galima pasakyti. Yra pavojus, kad atsigavus Olimpas vėl privers tas pačias klaidas daryti. Dabar su kamuoliu Timothy Bruksas perėmė varžovo aikštelės pusę. Lygiai 5 minutės sužaista pirmajame kėlinyje. Ir su kamuoliu Pranskevičius pastebėjo, Knyza pastebėjo, kad ruošiasi perduoti Pranskevičius kamuolį Miliūnui. Ir prasižengia Eugenijus Vaškys. Labai gražiai, kaip krepšininkai sako, nupirko Vaškį. Sulėtino tempą, vesdamas kamuolį ir staiga vėl rovė pilnu startu pro Vaškį. Vaškys šito nelaukė. Tempo keitimas krepšinėje 1 prieš 1 žaidžiant yra nepaprastai gražus ir naudingas dalykas. Tai vėl tas pats. Na ir štai, greita Olimpo kontrataka. Nors atrodo statybos krepšininkai ir stengiasi grįžti į gynybą, vis tik žaibiškai perduodamas kamuolys po krepšiu. Labai gerai išnaudoja ir vakarykštį pranašumą. Jocys pelno 4. tašką.
Ir rezultatas lygus, 10-10. Epizodiškai tai, ką norėjo statyba, buvo padaręs pirmas minutės, bet dabar, ką reiškia vis dėlto komandų žaidimo klasė, jau Olimpas atstato. Nu įdomu, ar sugebės statyba grąžinti vėl į savo parankų stilių. Išmuša dabar kamuolio Olimpo krepšininkai iš Mikalojūno rankų. Ir Aleksas Zakis, vienas iš šių rungtynių arbitrų, grąžins kamuolį statybos žaidėjams. Egidijus Mikalojūnas meta 3 taškų. Netaiklus metimas, kuris buvo labai svarbus statyboje. Labai svarbus. Vat čia, kadangi komandos labai yra priklausomos nuo tolimų metimų, ypatingai statyba, nes dar Olimpas turi ir kitų ginklų, tai vat jiems labai svarbu atlikti tai. Atliks tai bus rungtynės gražios ir įdomios. Dar Plungės Olimpas pirmą kartą šios dienos rungtynėse persveria rezultatą. Ir čia pat Miliūnas blokuoja Aurimo Palčio prasiveržimą. Vėl 3-2 ir vėl priekyje Olimpas. Na, netaiklus metimas ir su kamuoliu dabar jau statybos krepšininkai. Gintaras Bačianskas bando sustabdyti komandos žaidimą. Vakar nelabai sėkmingai rungtyniavo Gintaras Bačianskas ir labai trūko statybos ekipai šio žaidėjo pelnomų taškų. Adomaitis. Ojoj, pavojingi reikalai. Bačianskas ir šiandien vėluoja, vat prašau, paliko vėl stovėti, o jo žaidėjai jau senai tenais. Eugenijus Vaškys meta iš sunkios padėties, tačiau pataiko. Vaškį laiko Bačianskas. Vaškys jau antrą ir trečią ataką. Pelnė jau 6 taškus Eugenijus Vaškys. Ir Alfredas Vainauskas, pamatęs, kad sustojo statybos žaidimas, prašo minutės pertraukėlės. 14-10 pirmoji aikštelė šeimininkai, sužaista 7 minutės pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Utenos gėrimai remia Lietuvos krepšinio lygą. Taigi baigėsi minutės pertraukėlė ir statistiniai duomenys baudos metimai. Vikerį antras visoje lygoje pagal baudos metimus ir Bačianskas trečioje vietoje. Na, kol kas Džo Vikerį šiandien aikštelėje dar nematėme. Jis ir vakar dar nebuvo visiškai atsigavęs po tos sunkios ligos. Nors pats sakė, besijaučiąs daug geriau. Tačiau vis tik to sportinę formą atstatyti nebuvo taip paprasta. Ir dabar pirmasis keitimas. Vietoj Mindaugo Pranskevičiaus į aikštelėje Ramūnas Petraitis. Ir Dainius Adomaitis. Ir tai jau ne pirmas jo toksai netaiklus metimas. O padėtis buvo labai puikiai ir iš tokių padėčių jis ypatingai gerai žaidė. Ir beje, būtent jis dabar galėtų išnaudoti ūgio pranašumą prieš Ramūną Petraitį. Vis tik 5 cm ir Petraitis daugiau yra pripratę žaisti gynėjo pozicijoje ir dengti gynėją. Yra netaiklus Timothy Brookso metimas, nors Olimpas šios atakos metu labai gerai žaidė kamuolį. Staigus perdavimai sutrikdė statybos gynybą ir Brooksas metė beveik laisvas. Taip. Jis turėjo mesti dabar praktiškai, nes geresnių progų jau nebebūna krepšinį tritaškio metimui. Adomaitis vėl. Na štai, galų gale pelno 2 taškus, tai 4-asis jo taškas. 14-12, skirtumas sumažėjo iki 2 taškų. Ir su kamuoliu dabar Timothy Brooksas, Eugenijus Vaškys. Vėl netrukus į aikštelę grįš Mindaugas Pranskevičius, komandos kapitonas. Ir pats Eugenijus Vaškys prasižengia, antroji pražanga. Vaškys yra neramus, nelygsvaras, jis jau kalbasi su teisėjais, nors iš tikrųjų tai tikrai pats daro kelintą klaudą. Dar vieną kartą Jau beveik antrą kartą. Beveik antrą kartą, galima taip pasakyti jo. Ir va dabar su teisėjai šnekėdamas, jis tik tai sunkina ne tik savo, bet ir komandos reikalus. Jis vakar buvo pripažintas geriausių žaidėjų, bet matyt nelabai gerai suvokė šitą reikalą Vaškys, nes Aurimas Palčys 14-12, kol kas 2 taškais pirmauja Olimpas ir su kamuoliu statybos komandos gynėjas. 1,95 cm ūgio žaidėjas.
Nu, štai dabar buvo viską labai švariai, man atrodo, atliko Aurimas Taip, ir Palšys. visai neteisus Bruksas, nes jis bandė užkišti ranką į tą vietą, kur Palšys veržėsi, tai jam galima buvo tik tai baudą duoti. Bet galima buvo ir neduoti, kad teisėjai atliko. Čia sprendžia tik teisėjai stovintį prie pat jo. Nu, dabar prasižengė 4. numeris Aurimas Palšys. Pirmoji asmeninė pražanga. Ir prie baudos metimų linijos Dainius Miliūnas, o štai pirmą kartą aikštelėje pasirodo Joe Vikeris. Antrasis užsienietis, tiksliau sakant, galbūt pirmasis užsienietis Plungės komandoje, žaidžiantis čia jau nuo pat šio krepšinio sezono pradžios. Vis tik kažkokia netokia šiandien Plungės Olimpo komanda, bent jau kol kas. Labai teisingai pastebėjai ir aš tą patį norėjau pasakyti. Netokia kaip vakar. Nepaisant žymiai gudresnio statybos žaidimo, taktikoje aš turiu galvoj. Bet vis tiek netokia, nėra to nusiteikimo. Jie, kaip ir mes, galvoja apie vieną dalyką, kad jau jie išloš šiandieną ir jau ruošiasi Kauno Žalgiriui. Matosi šitas. Na, galbūt juos vėl išbūdins šis statybos spurtas, po kurio jie persveria rezultatą savo komandos naudai, 16-15. Ar tik tie 22 taškai, kuriais vakar statyba buvo sutriuškinta, nebuvo per daug Olimpo komandai? Taip, ir ta lengva kaina tų 22 taškų šiandien daugiausiai ir slegia. Jie jaučia savo pranašumą, bet mes žinom, kad krepšinį kiekvienas rungtynės gali susiklostyti kitaip su to pačiu varžovu. Turėjom neblogų pavyzdžių, ką tik su Šiauliais ir Atletu. Taip, labai aišku. Nu, štai dabar 2 taškus pelno Mindaugas Pranckevičius ir dar prasižengia 6. numeris Rolandas Knyza. Antroji Knyzos pražanga ir Rimas Endreitis. Na, turbūt viena iš sunkiausių padėčių šioje sporto salėje šiandien yra būtent Rimo Endreičio arba Alfredo Vainausko kėdė, kaip jūs manote? Taip, ypatingai Vainausko, sakyčiau, nes jam labai sunku atrasti argumentus ir jis kol kas juos surado, reikia pasakyti, bet labai sunku tai išpildyti. Nu, dabar keitimas statybos komandoje, aikštelėje ir Virginijus Sirvydis, 15 numeris, gynėjas, taip pat pasižymintis sėkmingais prasiveržimais, beje žaidžiantis labai panašiai kaip ir jį dengiantis Eugenijus Vaškys. Bačianskas vis dar neranda savęs. Ir jis jau gynyboje klaidų padarė, praktiškai įreikėjo keit, bet aš labai gerai suprantu trenerį, jis teisus. Bačianskas, jeigu neatidarys savo 3 serijos, šansų nedaug statybai. Nu, o dabar reklaminė minutės pertraukėlė, 18-16 pirmauja Plungės Olimpo komanda, lieka žaisti dar 10 minučių ir 11 sekundžių pirmajame kėlinyje. Pabunda anksčiau už jūs. Lietuvos rytas. Labai įdomų keitimą atliko treneris Vainauskas. Pakeitė Knyzą, kuris labai sėkmingai žaidė su Jociu, bet tiesa daugiau absoliučiai nieko nedarė. Keitimas teisingas, kas liečia puolimą, bet kas liečia gynybą, rizikingas, bet galima suprasti trenerį jauną ir palaikyti, elgėsi teisingai, bet rizikos elementas didelis, reikia pasakyti šitą. Jocys pelnė 4 taškus, neįprastai mažai per pirmas 10 minučių. Ir nesimatė tų jų galingų tokių spurtų, galingų šuolių, kovojant dėl atšokusių kamuolių, jis buvo blokuojamas. Ir po varžovų krepšinė nuėmė ne vieno kamuolio. Prašau, o vakar iš pat pradžio jis buvo, matyt, nepaprastai ryškiai. Na ir štai statybos komanda šiandien apskritai žaidžia daug labiau mobilizuotą krepšinį, drausmingesnį. Taip. Ir truputį vis dėlto trūksta pataikymų, bet kas liečia taktinį išpildymą, tai išpildo idealiai tai, ką norėjo treneris. Na štai Virginijus Sirvydis galbūt pridės ir tą trūkstamą vieną faktorių, tai yra tolimus šito jiems labai reikia, o dabar bus grąžinamas labai laiku Palšys.
Ir vėl persvarė rezultatas statybos krepšininkai 19-18. Priminsiu, šiandien po šių rungtynių iš 2 pretendentų liks tik vienas. Nepataiko Vikerį. Taip, vis dėlto žmonės yra žmonės. Žino puikiai Olimpo žaidėjai, kad gali būti iš statybos pusės šiandieną galima laukti visokių siurprizų. Tai kalbėjo ir treneris jų, bet vis dėlto nėra tos tokios kapitalinės mobilizacijos. Nors žaidžia neblogai, bet reikia pasakyti, statyba visai kitokia yra. Gudresnė žymiai. Labai reikalingas metimas, bet vėl. O čia ir yra amžius veteranų žaidimas. Žaidė pirmos rungtynėse nuostabiai, o vakar jau silpnai, šiandien dar kol kas savęs neranda. Ir dabar prasižengė Dainius Adomaitis, nepaisant to, kad blokavo Eugenijaus Vašką metimą, vis tik kūnų šiek tiek stumtelėjo besiveržiantį po krepšiu Plungės Olimpo komandos žaidėją. Ir vietoj Bačensko dabar grįžta į aikštelę Aurimas Palšys. Na, dabar Bačenskas matyt galės šiek tiek atsisėdęs ant atsarginių žaidėjų suolelio nusiraminti, nes aikštelėje jam to padaryti nepavyko, nepaisant to, kad buvo sudaręs tokią galimybę Vainauskas. Ir dabar aš irgi stebėjau patį keitimo procesą, trenerio reakciją, nes labai įdomu sekti jaunus trenerius. Labai teisingai vedėsi, be jokių nervų, nebuvo parodyta, buvo paskatinta sėdėti ir galvoti. Ir patyrę žaidėjas tai privalo padaryti. Jis užtenkamai valingas. Nu, dabar po 2 Eugenijaus Vaškio baudos metimų vėl priekyje Plungės Olimpas. JAV Teksaso valstijoje į šiaurę nuo Dalaso esančiame greitkelėje vairuotojas nesuvaldė didžiulio vilkiko. Stebėjimo kamera užfiksavo, kaip vilkikas apvirsta ir prie betoninės užtvaros prispaudžia kitą automobilį. Vilkiko vairuotojas Gregas Nys nugabentas į ligoninę, jo būklė stabili. Išmušė po rungtynių, po kokios 3-4 minutės vis tik sugebėjo susitvarkyti su savo baudos aikštele, atitverti Olimpo krepšininkus ir pastariesiems vis rečiau ir rečiau pavyksta nuimti kamuolius po statybos krepšiu. Va, jie taip lengvai darė vakar dienos susitikime. Gediminas Sulys, pirmoji asmeninė pražanga ir Pranckevičius. Taiklus baudos metimas, 3 Pranckevičiaus taškas. Ir antroji bauda taip pat taikli, taigi dabar jau Olimpas įgyja 3 taškų skirtumą, 22-19. Ir su kamuoliu Aurimas Palšys. Perdavimas Mikalajūnui. Na, atrodo, kiek pagriežtėjo Olimpo gynyba per pastarąsias porą minučių. Taip, ir mane truputį stebina Adomaičio žaidimas. O šitame penketuke jis turėtų būti labai ryžtingas, veržtis, ieškoti progų, kirsti baudos aikštelę. Jis žaidė panašiai kaip Mikalajūnas ir Urlys, tai nėra teisinga jam. Jisai turėtų būti šit įvykusį sukurio centre. Negali būti, kad būtų pavargęs komandos kapitonas ir lyderis, bet kol kas irgi nesiskleidė, nes nematom. 22-21 pirmauja Plungės Olimpas. Ir Vikerį antrasis netaiklus metimas, jeigu iš Endrejčio kortų kaladės iškris štai šis kozeris, Džo Vikerį tuomet Olimpui bus sunku. Taip, nes Bruksas irgi dar neįsijungė, negalima sakyti, kad būtų jungtas. Ir prasižengė Mindaugas Pranckevičius. Atrodo, nedidelę traumą gauna Dainius Adomaitis. Beje, vakar beveik tokias pačias traumas buvo gavę Olimpo žaidėjai. Taip, čia surištas su sezono pabaiga ir surištas su padidėjusiu rungtynių krūviu. Kaip taisyklė krepšinėje visada sezono pabaigoje, netgi Amerikoje aukščiausiam lygiui traumų padidėja. Ir pas mus neišvengiamai, bet labai įdomu, ar tai lyderio trauma sunki ar lengva klausimas. Tas kelias yra pats pavojingiausias kojos momentas krepšinėje. Na ir dabar statybos komanda tęsia žaidimą jau be savo komandos kapitono. Virginijus Sirvydis, Aurimas Palšys, vėl Sirvydis ir vėl perdavimas Mikalajūnui. Mikalajūnas šiandien žaidžia daug drąsiau. Taip, žaidžia drąsiai labai. Na ir dabar sunku pasakyti, ar teisėjai jau neturėjo įskaityti šių dviejų taškų. Ta pati abejonė ir man kilo galvoje. Mano toks įspūdis, kad beveik nesileidžiant į kamuolį. Ir štai po truputį didėja aistros. Emocijos vis tik pirmauja, ima viršų ir žaidėjų veiksmuose. Dabar kamuolys atiduodamas statybai. Dar kartą šis epizodas, štai galėsime įsitikinti dar kartą, kaipgi vyko paskutinė statybos komandos ataka. Na, kol kas dabar dar atakuoja statybos krepšininkai. Perdavimas Mikalajūnui. Netaiklus metimas ir šį kartą Miliūnas. Tiesiog laimės neturi dar kartą šis Mikalajūnas. epizodas, taigi
jokios abejonės, 2 taškai. 2 taškai. Klaida. Nors galima suprasti ir teisėjus, mačius labai įtemptas, sunku, tokius dalykus jie taip jau labai reti mūsų krepšinėje. Dar jau labiau, kad po to galbūt šiek tiek ir buvo ištaisyta klaida atiduodant kamuolį statybos komandai. Jau ištaisyta, jie absoliučiai ištaisyta, kamuolys grąžintas. Ir labai kibiai Bruksas dabar dengia Aurimą Palšį, vėl perdavimas Mikalajūnui, nepagauna kamuolio Mikalajūnas ir greita ataka Bruksas ir Jocys. 2 taškus pelno Evaldas Jocys, štai pagrindinė statybos problema. Greitos Olimpo kontratakos ir Alfredas Vainauskas iškart prašo minutės pertraukėlės, 26-21 pirmauja Olimpas, lieka žaisti dar 6 minutės, tačiau atrodo statybos komanda jau grįžti į aikštelę ir Dainius Adomaitis. Abiejų komandų žaidėjai dabar tarėsi su savo treneriais. Ir mane stebina jaunojo trenerio statybos gerą supratimą žaidimo. Tik pradėjo praleidinėti greitas atakas, iš karto atstatyti visi tie žaidėjai, kurie gali greitai grįžti. Taip pat pasirodė ir Knyza, ir patyręs gynėjas Bačianskas, atstatytas visas sąstatas. Buvo sąstatas vos padidintas, bet jie blogai grįžo, kaip ir vakar tas pasvariantas buvo. Ir iš karto atstatytas žaidė, be reikalo nebuvo atiduotas pasas. 2 taškai ir pražanga Jociui. Aurimas Palšys po gražaus perdavimo pelno 8-ąjį tašką savo komandai. Kaip ir vakar, Aurimas Palšys žaidžia labai ryžtingai, šiandien netgi nebūdingų savo gynėjo, netipiško gynėjo stiliumi, jis dažnai veržiasi po krepšiu. Taip, žaidžia pagal tą seną amerikiečių žaidimo taisyklę, atiduok ir kirsk, bet jau senai atsisakyta šitur, bet ji visada veiksminga, jeigu tik tai yra perdavimas jam atgal. Eugenijus Vaškys atmeta į kraštą. Ramūnas Petraitis nesiryžo kol kas atakuoti varžovų krepšį, Dainius Miliūnas, vėl Vaškys. Gražus Adomaičio blokas. Labai gražus, puikus. Vaškys šiandien turi daryti klaidas, jaučiasi. Yra truputį nelygsvara. Ir susidaro toks įspūdis, kad kol kas Olimpui niekaip nepavyksta surasti lyderio, kuris nuvestų komandą. Jočio nėra, Vaškio nėra. Ir Adomaitis turi kamuolį, meta iš sunkios padėties, nepataiko. Adomaitis irgi nelabai. Na, Olimpas po savo krepšį susirenka beveik visus kamuolius. Labai sunkus Jocys, stebėtinai sunkus Jocys. Na, vakar jisai žaidė puikiai. Taip. Na, vėl būdingas jam pasirinkimas. Parodė, kad jis dar gyvas. Bet kartais nesunkus. Taip, šį kartą buvo nesunkus, bet šiaip tai netoks kaip vakar. Vakar jis skraidė su mažiukais, net greičiau mažiausių žaidėjų. Dabar vėl 4 taškais pirmauja Olimpas. 28-24. 4 minutės 20 sekundžių iki pirmojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Adomaitis irgi sunkesnis, netoks kaip paprastai. Oi, kiek nepataikymų, ne. Prie tokio pataikymo statybos šansai nėra dideli pasiekti pergalę. Nors kovoja, viską daro. Tai Eugenijus Vaškys, taiklus metimas, 10-asis taškas. Ir vėl Olimpas įgyja 6 taškų pranašumą, 30-24. Ir kol kas visiškai užtildytas yra Dainius Adomaitis. Taip. Taip, ir Bačianskas, na, galų gale. Gintaras Bačianskas pelno pirmuosius savo taškus šios dienos rungtynėse. Sušvelnina skirtumą 30-26. 4 taškais pirmauja Olimpas ir su kamuoliu Evaldas Jocys. Vaškys meta iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Atrodo, įsibėgėja ir Eugenijus Vaškys, 13 taškas. Svarbiausia, nurimo. Pajuto pasitikėjimas, ir dabar jau šitas žaidėjas jau darosi pavojingas. O varžovų komandoje Adomaitis neranda savo vietos. Neaiškus dar ir
Ir Bačianskas tik vieną paskutinį atmetimą. Pažiūrėsim, ką jis dabar padarys. Ne. Na štai, Gintaras Bačianskas ir dar vienas netaiklus metimas. Adomaitis. Kamuolys įsisuka iš krepšio. Ulys. Miliūnas blokuoja Ulio metimą. Na dabar atrodo perėmė iniciatyvą Plungės Olimpo krepšininkai. Antroji Aurimo Palšio pražanga. Ir vietoj Ulio į aikštelę vėl grįžta Egidijus Mikalajūnas, kuris gan šviežiai pradėjo šias rungtynės. 33-26, 7 taškais pirmauja Plungės Olimpas. Dabar tik aš pagalvoju, bet vis dėlto šią savaitę abi komandos žaidžia superfinalo, jeigu taip galim pasakyti, trečiasias savaitinės rungtynės. Vis dėlto šitas faktas vaidina savo rolę, nes visos rungtynės tokiame režime yra labai svarbios, svarbesnės negu čempionate. Juolab statybos komanda dar dalyvavo ir sporto taurės varžybose. Taip, teisingai. Žaidė vienerias rungtynės, tačiau vis tik tai buvo finalas. Vis tiek papildomas krūvis, taip, tai irgi finalas. Ir štai Olimpo komandos gynyba nutraukusi 2 iš eilės statybos atakas. O dabar su kamuoliu vėl statybos krepšininkai. 7 taškai skiria komandas ir 2 minutės 15 sekundžių. Mikalajūnas. Rolandas Knyza parsiveržia po krepšiu ir priverčia prasižengti Evaldą Jocį. Nesuspėjo Jocys dabar sureaguoti į staigų Knyzos judesį į kairę pusę. Ir Rolandas Knyza dabar prie baudos metimų linijos, kol kas pelnė 2 taškus Rolandas Knyza savo komandai. Ir dabar gali sumažinti skirtumą iki 5 taškų. Netaiklus pirmasis baudos metimas. Bet jeigu palyginti rezultatą likus 2 minutėms su vakarykščiu rezultatu, su įmestais taškais vienos kitos komandos, tai skirtumas labai didelis. Vis dėlto tai trečios rungtynės ir gynyba, aišku, vis dėlto vyrauja. Nu tiesa, atakos trukmė yra žymiai didesnė šiandien, ilgesnė ataka. Ar Alfredo Ivanauskas atrodo vieną iš savo plano dalių pavyko įgyvendinti, tai yra neleisti pelnyti 40 taškų, bent 40. Taip, kas liečia taktiką, jis padarė, ką jis norėjo, bet jo komanda turi pataikyti. Ko jis negalėtų pasakyti apie savo krepšinį šiandieną, kol kas. Tačiau turbūt kaip komplimentas ir Olimpo komandos gynybai. Be abejonės, gynyba vis dėlto labai aktyvi. Ir reikalavimai žaidėjams visiems labai aukšti gynyboje. Aurimas Palšis, dar vienas metimas iš 3 taškų zonos. Koks reikalingas metimas ir tas pats neįkrenta. Ir vėl prasižengia statybos komanda. Gintaras Bačianskas, jeigu neklystu, baudžiamas pirmąją asmeninę pražangą. Ir 2 baudos metimai į statybos komandos krepšį. 33-27, 6 taškai skiria komandas. Abi komandos jau yra prasižengusios po 8 kartus ir lieka minutė 25 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Evaldas Jocys, taiklus baudos metimas, 9-asis Jocio taškas iš šios dienos rungtynėse. Ir dar vienas taiklus metimas, taigi Evaldas Jocys padidina skirtumą iki 8 taškų, tai didžiausias skirtumas kol kas šios dienos rungtynėse. Vis tik pirmojo kėlinio pabaigoje Olimpui pavyko pabėgti nuo savo varžovų. Štai dabar Adomaitis su kamuoliu. Ir vienas iš tų epizodų, kurių taip reikia statybose komandai. Taip, bet praktiškai jau pagimdė metimą, nemetė, bet įsisuko ir pusiau įdėjo, pusiau įstūmė. Čia jau ne technikos elementas, o gudrumas ir išnaudojimas ūgio pranašumo. O krepšių, nors tai yra labai svarbu krepšinio. 35-29, 6 taškai skiria komandas. Bruksas iš 3, 3 taškai. Timothy Bruksas. 5-asis jo taškas. Taip, galima sudaryti gerus planus ir gerai jos vykdyti, bet jeigu klasė šiek tiek atsilieka, vis dėlto labai sunku ką nustatyti. Ir štai dabar prasižengia Egidijus Mikalajūnas, statydamas užtvarą Adomaičiui, nustūmė savo varžovą. Ir su kamuoliu dabar Olimpas, kuris dar turi 37, tikliau sakant, 30 sekundžių. Pilną atakai skirto laiko limitą. O galbūt ir paskutiniai atakai šiame kėlinyje. Kol kas jie pirmauja 8 taškų skirtumų, 38-29. Ir Timothy Bruksas, neskubėdamas, reikioja savo komandos draugus. Taip,
nepanašus į savo draugą iš Šilutės. Šaltakraujiškumas, racionalus žaidimas ir toks pat kaip Edvardso ir staigumas ir dar geresnis perdavimas. Šitas įdomus labai žaidėjas yra. Ir štai dabar su kamuoliu Miliūnas. Atakai lieka dar 3 sekundės. Rolandas Knyza reikia mesti. Meta iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. 38-29. 8 taškai. Šį kėlinį laimi Plungės Olimpo komanda. Ir netrukus po šios pertraukos mes vėl pratęsime transliaciją iš Plungės Olimpo sporto salės, kur šiandien sprendžiasi, kasgi pateks į LKL pusfinalį ir kasgi pusfinalyje žais su 2-kart LKL čempionais Kauno Žalgirio krepšininkais. Kardomąją priemonę suėmimą klubo prezidentui Vidmantui Jonikai. Prašyme rašoma, kad poną Vidmantą Joniką pažįstame seniai kaip principingą veiklų žmogų, vykdantį įsipareigojimus bei mylinti krepšinį. Tai, kad šiuo metu LKL čempionate užimame 3. vietą, kad Plungėje rengiami aukšto lygio tarptautiniai turnyrai, vicečempionų taurė yra didelis jo nuopelnas. Vidmanto Jonikos iniciatyva pradėtas realizuoti naujų sporto rūmų Plungėje projektas, kurį remia Lietuvos vyriausybė ir Plungės rajono savivaldybė. Šių projektų vykdymas gali sustoti. Prašymą susirinkime pasirašė visi klubo žaidėjai ir darbuotojai. Perkame ir parduodame radijo detalės parduotuvėje Evita. Vilnius, Basanavičiaus 35, telefonas 65 13 70. Dirbame pirmadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 18 valandos, šeštadieniais nuo 9 iki 14 valandos. Kviečiame apsilankyti. Nuo Baltijos televizija tęsia transliaciją iš Plungės Olimpo sporto salės. Ką tik po ginčo kamuolį atkovojo Olimpo krepšininkai. Ir dabar jie pradeda pirmąją ataką antrajame kėlinyje. Priminsiu, jie pirmauja 38-29. Miliūnas. 2 taškai ir pražanga. Dainius Miliūnas ryžtingai pradeda antrąjį kėlinį. Prasižengia Dainius Adomaitis. Trečioji Adomaičio pražanga šios dienos rungtynėse. Ir Miliūnas dar meta vieną baudos metimą. Metimas netaiklus ir kasgi atkovos kamuolį. Kamuolys atitenka Plungės Olimpo krepšininkam. Nesėkminga statyba antrojo kėlinio pradžia. Dabar skirtumas siekia jau 11 taškų. Ir Olimpo komanda turi kamuolį savo rankose. Eugenijus Vaškys, rezultatyviausias pirmojo kėlinio žaidėjas, pelnęs 15 taškų ir pataikęs vieną iš 2 Olimpo įmestų 3 taškų metimų. Pranskevičius pavyksta. Beveik buvo pavykę atimti kamuolį. Knyza blokuoja Pranskevičiaus metimą, tačiau čia pat pagauna klaidinančių judesio Rolandą Knyzą Mindaugas Pranskevičius, priverčia prasižengti. Tai trečioji Knyzos pražanga ir dabar Pranskevičius mes 2 baudos metimus. Per pirmąjį kėlinį Olimpo komandos kapitonas pelnė 4 taškus, 2 iš jų 2 taikliais baudos metimais. Taiklus ir šis baudos metimas. Tai jau 6. Pranskevičiaus taškas. Ir 7 taškas, taigi Olimpas dabar pirmauja jau 13 taškų skirtumų. 4 taškus pelnė per pirmąją antrojo kėlinio minutę Olimpo krepšininko, kol kas statybos komandai nepavyko surengti atakos. Bačenskas, dar vienas bandymas ir vėl netaiklus Gintaras Bačenskas. Štai ką mes ir kalbėjome prieš šias rungtynes statybos komandai, reikia pataikyti. Taip, kuomet metimai netaiklus, tuomet griūna jų žaidimas puolime. Ir statybos komanda iš 8 tritaškių pirmajame kėlinyje pataikė tik 1. Tai padarė Virginijus Sirvydis. 3 kartus metė netaikliai Bačenskas, 3 kartus Aurimas Palšys. Ir atrodo, kad kol kas bent jau Gintarui Bačenskui ir antrajame kėlinyje neatsirišo Olimpo komandos krepšys. Olimpas tuo metu rengia ataką. Pranskevičius, netaiklus metimas, Jocys. Štai ką tik galėjome puikiai įsitikinti Jocio galimybėmis, kaip jis, būdamas beveik tik šiek tiek aukštesnis už Adomaitį ir Knyzą, daug aukščiau iššoko laiku ir lengvai pelnė 2 taškus. Taip, galimybės tokios, kokį tikrai neturi nei vienas Lietuvos kraštas. Ir baisiai būtų gaila, jeigu šitas žaidėjas nepatektų į Lietuvos rinktinę ir nepradėtų jo ir žaisti. Nes galimybės, kada žaidėjas tokias turi, jas būtinai išnaudoti, tai jau trenerių klausimas. Nu, dabar su kamuoliu Gintaras Bačenskas. Atmeta prie tritaškio stovinčiam Palšiui. Atakai lieka dar 4 sekundės, reikia mesti. Ir meta Bačenskas. Ir vėl netaiklus tritaškis metimas. Ir kamuolys atitenka statybos krepšininkams, tačiau
Tai tik nedidelis laimėjimas, palyginus su tuo, kad Gintaras Bačenskas taip kol kas ir nesuranda savojo metimo. Štai dabar atrodo pats prašo, kad jį pakeistų Alfredas Vainauskas, netrukus tai padarys Virginijus Sirvydis, o kamuolys dabar jau Olimpo krepšininkų rankose, kurie vis tvirčiau žaidžia antrajame kėlinyje, sužaista 2 minutės ir 15 sekundžių ir dabar jau 15 taškų skirtumų pirmauja. Labai galimas daiktas, kad per šias 5 minutės įvyko žymiai svarbesni įvykiai negu per praėjusias 20. Tai to ir parodys sekančias minutės, bet panašu į tai. Aurimas Palšys, trečiasis statybos žaidėjas, surinkęs 3 asmeninės pražangas, kartu su juo tiek pat kartu yra prasižengę ir Knyza bei Adomaitis. Ir 2 žaidėjai keičiami, vietoj Julio vėl į aikštelę grįžta Egidijus Mikalajūnas ir Gintarą Bačenską keičia Virginijus Sirvydis. O tuo tarpu Olimpas štai dabar jau neskubėdamas, Timothy Bruksas tęsia Olimpo komandos ataką, Mindaugas Pranskevičius. Dar viena priežastis, dėl ko pavyko Olimpo krepšininkams įgyti pranašumą. Dar vienas puikus Dainiaus Miliūno metimas, vis tik antrasis kėlinys daug sėkmingesnis ir puolime šiam krepšininkui. Pelnė iš viso jau 7 taškus. Na, o dar viena priežastis tai yra metimus tikrai galima, o dabar teisingai tu pavadinai puikių metimų. Metimas pašokų su įsilaikymu ir krentant žemyn išmesti nebūtų buvo metimai. Tai jis taip ir turime su savo ūgiu, bet tai yra neeilinės technikos pažymys. Nu, ir neeilinių davinių galimybės. Nuo statybos komanda žūtbūt nori pelnyti 3 taškus. Ir nepavyksta to padaryti nei Dainiui Adomaičiui, nei Aurimui Palčiui, bet Dainiaus Adomaičio tik 6 taškai. Pirmajame kėlinyje ne pats geriausias jo rezultatas. Labai nemalonu prognozuoti, bet atrodo pildosi. Tai, ko daugiausiai mes nenorėtume, vis dėlto labai gerai, kada tokios rungtynės įtemptos ir gražios. Na ir pildosi tai turbūt, ko labiausiai norėtų Plungės Olimpo gerbėjai. Tai yra pasižiūrėjus į publiką, tai negalima taip sakyti, būtų publika labai laiminga. Šitas nedidelis rajonas tikrai gyvena krepšiniu. Šiandien aš tą vaikščiodamas po miestą pastebėjau. Tai niekur dabar Lietuvoje nėra tokio krepšinio entuziazmo kaip čia. Na, dabar minutės pertraukėlė. Ir štai geriausiai turbūt nuotaikas parodo statybos komandos gerbėjų nuotaikos. Jau apsiramino gan triukšmingai rėmė su palaikė savo komandos statybos komandos fanai. 20 taškų skirtumų pirmauja Plungės Olimpas po Brukso tritaškio. Ir labai sunku tikėtis, kad Vilniaus statybos krepšininkams pavyks kažką pakeisti šios dienos rungtynėse. Trūksta pasitikėjimo savo jėgomis, štai vėl turi pažeista 3 sekundžių taisyklė ir Olimpas tęsia savo spurtą antrajame kėlinyje. Kol kas statybos komanda antrajame kėlinyje nepelnė nė vieno taško, Olimpas įmetė 11-0, jie laimi antrąjį kėlinį. Panašų vaizdą vakar matėme pirmoje rungtynių pusėje. Taip, Olimpas spurtavo, matomai vis dėlto įvyko labai principinis pokalbis su treneriais. Ir treneriai padarė tai, ką labai sunku padaryti, kada komanda jaučia savo pranašumą, bet vis dėlto atliko. Ir beje, kaip ir mes kalbėjome per pertrauką, net ir turėdamas 9 taškų skirtumą, Olimpas dargi nebuvo visiškai atskleidę savo galimybių. 3 taškus pelnė tik Miliūnas per pirmąjį kėlinį, 0 taškų Vikerį. Taip, lyderiai visai neatsiskleidė. Ir aš nepasakyčiau, kad jie nebūtų atsiskleidę, jeigu rungtynės būtų pasunkėję. Jie kaip tik atvirkščiai būtų įvykę. Žaidėjai irgi žmonės ir jie labai gerai jaučia priešininko jėgą, tos dienos jėgą. Ir va čia treneriui tenka spręsti pačius sunkiausius uždavinius. Komanda žino, kad priešininkas silpnesnis, o treneris turi įrodyti, kad gali ir silpnesnis priešininkas. Tokiam sporto šakoje, kai krepšinį gali spurtuoti ir staiga išeiti į priekį, nes čia psichologija lemia viską prie apylygių komandų dvikovos. O daviniai tai šių komandų labai panašus. Na ir dabar galima sakyti, kad Plungės Olimpo krepšininkai yra ramus kaip belgai. Štai dabar šaltakraujiškai pelno 2 taškus Dainis Miliūnas. 9 jo taškas, jis rezultatyviausias krepšininkas antrajame kėlinyje Olimpo komandoje, pelnė 6 taškus. Ir dabar vėl norisi pasakyti pakartoti tavo pirmo kėlinio mintį. Ne
neatranda lyderio visiškai Statyba. Ir Adomaitis šiuo momentu tikrai ne lyderis. O dabar tik tai šiame penkete visų pirma turėtų daryti viską Adomaitis, paskui Palšys ir po to likusiems trims pasidaryti lengviau, bet kaip tik šito jie dabar nedaro. O dabar su kamuoliu vėl Plungės Olimpo krepšininkai. Statybos komanda praėjus 4,5 minutės nuo antrojo kėlinio pradžios pagaliau pelnė pirmosius 2 taškus. Tai padarė Aurimas Palšys, pataikė savo baudos metimus. Jis beje ir yra vienas iš tų realesnių pretendentų į statybos lyderio vietą, tačiau atrodo, kad tai bet koks jo žaidimas jau gali būti pavėluotas, kadangi Olimpas pirmauja 22 taškais. Evaldas Jocys pelno dar 2, didina skirtumą iki 24, Evaldas Jocys pelno jau 14 tašką savo komandai ir atrodo jau dabar galima po truputį konstatuoti, kad Plungės Olimpo komanda jau turi kelialapį į pusfinalį, kur susitiks su 2-kart LKL čempionais Kauno Žalgiris. Na, tai turėtų, Kauno Žalgirio krepšininkais. Tai turėtų būti, šios poros žaidimas taip pat turėtų būti gan įdomus. Taip, aš pasakyčiau iš tų rungtynių, kur mes matėm atletą Žalgirį ir dabar Olimpą, mano subjektyvi nuomonė, kad geriausiai formoje yra Olimpas. Nors, sakysim, Žalgiris, aišku, yra komanda savo klase, gal šiek tiek aukštesnė už Olimpą, bet rungtynio eigoje gali būti labai visko. Čia bus labai įdomus pusfinalis, nepaprastai įdomus pusfinalis. Nu, priminsiu, kad jau kita pora jau yra aiški, tai Kauno atletas ir Šiaulių Šiauliai. O dabar prasižengia Virginijus Sirvydys. Ir prie baudos metimų linijos Dainius Miliūnas 9 taškai, 10 taškas. Ir nuolat didėjantis skirtumas. Antrąjį kėlinį Olimpas laimi 18-2. Ir 19-2 po 11-ojo Dainiaus Miliūno taško šios dienos rungtynėse. Na, jeigu dar pirmajame kėlinyje Alfredui Ivanauskui pavyko įspręsti uždavinį, neleido Statybų Olimpui pelnyti 40 taškų, tai dabar visos Statybos komandos žaidimas gynyboje yra tiesiog sutriuškintas. Antrasis kėlinys per 6 minutės Olimpas įmetė 20 taškų į Statybos krepšį. Taip, čia yra jau liūdnas gyvenimas. Ir atrodo gali įmesti dar daugiau. Arūnas Drąsutis pelno 3 taškus. Dabar jau įmeta visi. Ir tęsiasi Plungės Olimpo komandos žemaitiškas spektaklis. Taip, man toks dabar įspūdis, jeigu kas nors paskolintų sportinę formą Andrejaitis irgi mes su 3 taškais. Bent jau vieną. Taip, dabar pas juos yra absoliutus pranašumas ir pilnas įsitikinimas, kad jie yra padėties viešput. Na ir to įsitikinimo Statybos komanda atrodo šiandien jau nebesugebės sugriauti. Lieka žaisti 13 minučių 40 sekundžių. Ir minutės pertraukėlės, dar vienas pertraukėlės prašo Alfredas Vainauskas. Statyba pralaimi 29 taškais šios dienos rungtynėse. Lieka žaisti dar 13,5 minučių. Plungės žemės ūkio mokykloje įgysite ūkininko namų ūkio meistro ir ekonomės specialybę. Profesinio rengimo centre išmoksite skardininko, staliaus, elektriko, santechniko amato. Besimokantiems mokama stipendija, pageidaujantys aprūpinami bendrabučių. Moksleiviai priimami kasmet birželio mėnesį. Perkame ir parduodame radijo detalės parduotuvėje Evita. Vilnius, Basanavičiaus 35, telefonas 65 13 70. Dirbame pirmadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 18 valandos, šeštadieniais nuo 9 iki 14 valandos. Kviečiame apsilankyti. Taigi ką tik baigėsi minutės pertraukėlė ir su kamuoliu vėl Olimpo krepšininkai. Timothy Brooksas. Gražus metimas, nepaisant visų Rolando Vaičiūno pastangų. Na, dabar beveik dingus sportiniai intrigai, belieka tik grožėtis Plungės Olimpo komandos žaidimu. Belieka tik tai tą daryti. Na, bet dar ne pats blogiausias variantas. Kartais gražus žaidimas išgelbsti, bet net ir pačias neįdomiausias rungtynės intrigos atžvilgiu. Ir vėl kamuolys atitenka Olimpo krepšininkams. Bet dabar viską atlieka, prašau. Miliūnas blokuoja metimą, būdamas užpakalyje prasiveržusio Statybos žaidėjo. Tai iš viso retas variantas, bet viskas atliekama švariai be baudų. Viskas išeina dabar Plungės komandoje.
Eugenijus Vaškys, perdavimas Pranckevičiui. Netaiklus metimas. Pranckevičius paprastai įmeta, kada labai sunki situacija. Jam per lengva situacija gali įsimesti. Nėra jokios įtampos. Taip. Ir su kamuoliu dabar Gintaras Bačianskas. Dabar Rolandas Vaičiūnas galėjo pelnyti 2 taškus, jeigu ne aktyviai, pernelyg aktyviai Pranckevičiaus gynyba. Trečioji Mindaugo pražanga. Vėl aikštelę grįžta Aurimas Palšys. Na ir įdomu, ar statybos krepšininkai dabar sugebės atsitiesti po tokio lūžio. Bent kiek aplyginti skirtumą. Bent žaisti taip, kaip jie gali, kaip jie galėtų žaisti. Ar tai yra totalinė kapituliacija? Manau, kad jie to nesugebės padaryti, nes praktiškai jie jau susitaikė. Vis dėlto tai sezono pabaigos rungtynės ir nuovargis ir taip didelis. Jie ruošėsi šitam rungtynėms ir buvo viską padarę, kas liečia taktinę žaidimo pusę. Buvo privertę žaisti savo neparankų žaidimo Olimpą. Bet nepataikymas galų galia, jų blogi pataikymai privedė prie to, prie ko turėjo prieiti. Jie sulūžo. Čia abejoju, kad jeigu tik pataikytų, bet to vargu ar galima tikėtis, kad liko tiek nedaug laiko. Olimpas laimė antrąjį kėlinį rezultatu 24-2. Eugenijus Vaškys numuša kamuolį, kuris jau buvo beveik atsidūręs Virginijaus Sirvydžio rankose. Ir statybos komanda pradeda dar vieną ataką. Lieka 12 minučių iki kėlinio pabaigos. Su kamuoliu Aurimas Palšys. Rezultatyviausias žaidėjas, pelnęs tik 11 taškų savo komandai. Sirvydis kol kas pirmajame kėlinyje šis krepšininkas vieną kartą metė, vieną kartą pataikė. Ir pirmasis Adomaičio taiklus metimas antrajame kėlinyje. Skirtumas sumažėja iki 29 taškų. Ir su kamuoliu dabar Timoti Bruksas. Štai matau, Rimas Endrejaitis ruošia keitimą. Netrukus į aikštelę įeis ir Evaldas Jocys. Na, galbūt tiek statybose, tiek ir Olimpo komandose rungtynėm dar labiau artėjant į pabaigą. Pamatysime ir daugiau, mažiau patyrusių krepšininkų, kurie mažiau laiko išbūna aikštelėje. Taip pat štai turėtų būti galbūt aktualiau Olimpo krepšininkų, Olimpo treneriais. Jie toj pradės ruoštis sekančiam etapui pusfinalio rungtynėms, kurios yra labai sudėtingos ir atsakomingos. Ir Timoti Bruksas. Pačiam Bruksui pražanga ir teisėjas neskaito šią metimą. Visiškai teisingai. Tai man primena situaciją Europos čempionate, kuomet Saulius Štombergas iš pat pradžių atsimušė į žaidėją, o po to pelnė taškus. Taip, čia skaityti, jeigu yra švilpukas, skaityti metimo, žinoma, negalima. Na ir dabar minutės pertraukėlės prašo Rimas Endrejaitis. Timoti Bruksas taip ir nelabai kol kas susigaudo, kasgi įvyko. Sunku pasakyti. Ar teisus dabar Timoti Bruksas, 29 taškų skirtumas ir pirmauja Plungės Olimpas. Vitalijus Korpilijus, fantazija ir funkcija. 1, 2, 1, 2, 3. Čio čips su paprika. Tai bent skonis puikus. Čio čips, grims, nesigrims. Traškutį čio krenta visi. Tik nelauk, čio čipsų paragauk. Čio čipsų paprika, linksminkis krintamas čio. O dabar ką tik baigėsi minutės pertraukėlė ir su kamuoliu jau Vilniaus statybos krepšininkai Rolandas Vaičiūnas, Aurimas Palšys. Na, Olimpo komanda žaisdama ir gynyboje, ir puolime kol kas nerodo jokių atsipalaidavimo žymių. Su pasimėgavimu triuškino statybos komanda, skirtumas dabar 29 taškai. Timoti Bruksas su kamuoliu, atakai lieka dar 15 sekundžių. Ir dar pusė antrojo kėlinio iki rungtynių pabaigos. 10 minučių ir 20 sekundžių. Miliūnas netaiklus metimas ir kamuolys atitenka statybos krepšininkams. Aurimas Palšys. Šiandien, jeigu neklystų, statybai per tas 30 minučių pavyko surengti vos vieną greitą kontrataką. Na ir štai dar kartą šis epizodas sukėlęs nemažai ginčų per pastarąsias kelias minutės. Timoti Bruksas. Na ir čia būtų galima... Jeigu Bruksui yra bauda, aišku, tuomet taškų nėra, bet galima buvo išvelgti ir tam tikrą Virginijaus Sirvydžio judesį į kairę pusę. Taip.
galima buvo rašyti, nu, bet čia teisėjas sprendžia, jis arčiausiai yra ir praktiškai jis daugiausiai ir geriausiai mato šitą visą epizodą. Ar jo labiau, kad Virginijus Davidavičius tai vienas iš geriausių šiuo metu Lietuvos teisėjų. Timoti Bruksas atsiskaito su statyba, pelnydamas tritaškį. 15 Brukso taškas, sužydėjo ir šis krepšininkas antrajame kėlinyje, iš viso įmetė 15, antrajame kėlinyje 10 taškų, tarp jų ir 2 tritaškius metimus. Ir su kamuoliu Aurimas Palšis. Perdavimas Virginijui Sirvydžiui. Rolandas Vaičiūnas laiku kyšteli ranką, pelno pirmuosius 2 taškus savo komandai. 65-35-30 taškų. Pranašumas, na ir jeigu žvelgiant į tą situaciją, kuri susiklostė po ketvirtfinalių, po pirmųjų rungtynių daug kur buvo gan netikėti rezultatai, tačiau, kaip parodė štai paskutinieji antrieji ir tretieji susitikimai kiekvienoje poroje, vis tik viskas daugmaž išsidėstė logiška tvarka. Į pusfinalį pateko Atletas Olimpas Žalgiris ir Sakalai, kurių pergalė prieš Šilutę. Dabartinė Šilutė taip pat yra gan logiška. Taip, viskas logiška. Stipresniai nugali. Krepšinis tuo klausimu yra kur kas logiškesnis žaidimas negu futbolas, kur kartais geras, bet atsikinis smūgis, kada taikomas į kairį kampą, pataikomai 10 nulėmė rungtynės. Krepšinį, kadangi reikia įmesti netoli 100 taškų, tai rečiau pasitaiko ir yra stabilesnis žaidimas. Ir kaip manot, Atleto ir Sakalų rungtynės ir visa ši serija, žaidimas iki 2 pergalių, tai turėtų būti taip pat gan įdomus pusfinalis. Be abejonės, visi pusfinaliai, sakyčiau, gal tik tai skirtumas toks tarp Neptūno Žalgirio nebuvo kovos, o visi 3 likusiai pusfinaliai buvo labai įdomus, turiningi ir rodė išaugusi vis dėlto antrojo ketvirto komandų lygį, tai reikia pripažinti. Ten ir kovo vyko šiais metais nuostabiai įtempta. Lieka 8 minutės 25 sekundės ir reklaminė minutės pertraukėlė. Taigi grįžta į aikštelę Statybos ir Olimpo žaidėjai. Statybos komandai tai paskutinės rungtynės šiame sezone. Jie užbaigė LKL čempionatą trečiomis rungtynėmis ketvirtfinalyje prieš Plungės Olimpo komandą, o Plungės Olimpo komanda toliau tęsia kovą LKL play-offuose rungtynėse. Dabar jų varžovas bus Kauno Žalgirio klubas, 2 kart LKL čempionai ir šiemet besistengiantis vėl apginti savo čempionų titulą. Evaldas Jacys, 2 taškai ir pražanga, 16 taškas. Ir prasižengia 4 kartą, prasižengia Rolandas Knyza. Alfredas Vainauskas vėl keičia žaidėjus. Į aikštelę grįžta Virginijus Sirvydis. Ir prie baudos metimų linijos Evaldas Jacys. 19 šio krepšininko taškas. Jis rezultatyviausias žaidėjas Olimpo komandoje, kaip beje ir vakar dienos susitikime kartu su Eugenijum Vaškiu. Būtent šie 2 krepšininkai pelnė daugiausiai taškų. Dainius Adomaitis atsako 2 taškų, tik 10 Statybos kapitono taškas. Ir dabar skirtumas vėl 31 taškas, 70-39. Lieka dar 7 minutės ir 40 sekundžių. Na beje, priminsiu, kad pusfinaliai prasideda balandžio 17 dieną ir vyks balandžio 17, 18, 19, 20 ir 21 dienomis, jeigu ir ten viename iš pusfinalių prireiks 3 rungtynių. Na ir kaip parodė bent jau Atleto susitikimas su Šiauliais, gali būti ir taip, kad reguliaraus sezono nugalėtojai taip pat tenka žaisti pilną seriją, tai yra 3 rungtynės. Dabar sužingsniuoja Statybos krepšininkai. Ir atrodo, kad jie
pagal savo žaidimą jau yra baigę šias rungtynės. Taip, ir dabar va tie žingsniai kaip tik tą paliustravo, nes Knyza paprasčiausiai netikėjo, kad jis gali atlikti metimą tarp didesnių žaidėjų ir padarė žingsnius. Nes nelaukė nei perdavimo ir buvo užkluptas netikėtai. Tai jau būna tik tada tokiu atveju vyrų krepšinį, kada jau tikrai psichologiškai komanda nebeturi ko siekti. Tas jaučiasi. Kodėl mes pavargę? Jums padės kairos ventiliacinės sistemos. Ir netaiklus Ramūno Petraičio baudos metimas. Kol kas jis pelnė 2 taškus savo komandai. Antrasis taiklus, taigi skirtumas dabar jau 34 taškai. Ir Dainis Adomaitis, jeigu neklystu, tai prasižengia, atsistūmė ir atsitrenkė į gynyboje stovėjusį Plungės Olimpo komandos krepšininką. 4. asmeninė pražanga. Tai yra 5. asmeninė pražanga, 10 taškų šiandien pelnė Statybos komandos kapitonas. Ir tai buvo jau paskutinės Dainiaus Adomaičio minutės šios dienos rungtynėse ir apskritai šių metų LKL pirmenybėse. Timoti Bruksas netaiklus metimas ir Petraitis atkovoja kamuolį. Na, net ir didžiulis skirtumas kol kas nesumažino net trupučio Olimpo komandos noro ir kovingumo laimėti ir triuškinti savo varžovus. O štai Statybos krepšininkai jau, kaip minėjome, yra psichologiškai palūžę, susitaikė su pralaimėjimu ir dabar jie tik tai baigia žaisti tas rungtynės, iki kurių pabaigos lieka 6 minutės ir 8 sekundės. Vitalijus Korpilijus. Fantazija ir funkcija. Perėmė varžovo aikštelę su pusė Gintaras Bačenskas. Tuo tarpu skirtumas katastrofiškai didėja Olimpo komandos naudai. Štai Virginijus Sirvydis, antrasis taiklus tritaškis metimas. Pirmąjį pataikė pirmajame kėlinyje ir tai buvo. Kol kas jis pelnė visus 2 Statybos komandos tritaškius metimus. Turbūt nepatikėtų joks Statybos sirgalius, jeigu sužinotų, kad per visas rungtynės atlikti tik 2 tritaškiai ir juos atliko kaip tik Sirvydis, o ne tie žaidėjai, kurie reguliariai atlieka ir specializuojasi tritaškių atlikime rungtynėse ir ypatingai sunkiais momentais. O čia ir yra viena iš priežasčių pagrindinių. Na ir beje, Statybos komanda apskritai pirmauja pagal tritaškius visoje lygoje. Ir Olimpui išmušus tokį ginklą iš Statybos rankų turbūt beviltiška net tikėtis, kad pavyks pasipriešinti Olimpo žaidėjams. Taip, bet tai rodo ir Olimpo galimybės gynyboje ir klasę gynyboje, reikia šitą pripažinti. Taip, kad Žalgiriui laukia galbūt toli gražu nelengvas gyvenimas. Jo labiau, kad Olimpė nežaidžia Vikerį. Ir tai, kad jį šiandieną ir nestato, yra labai neblogas psichologinis toks trenerio mažas žingsnis, etiudas, nes Vikeris yra, kaip ir visi stiprų žaidėjai, yra savimeilus, ambicingas ir jis ruošis ir stengsis įrodyti ir savo, ir komandai, ir varžovams, kas jis yra. Nu, dabar dėl ginčo kovos Timoti Bruksas, 1,80 cm ir Rolandas Vaičiūnas, 2 metrai, tačiau tai vyks po minutės pertraukėlės. Alfredas Vainauskas, jauniausias LKL treneris, šiais metais debiutavęs vyriausiojo trenerio pareigose ir turbūt reiktų pasakyti, kad vis tik šį debiutą įgyvendinęs įvykdęs labai sėkmingai. Nepaisant to, koks dabar yra rezultatas. Taip, nepaisant šios rezultato, jis atliko savo debiutą žymiai sėkmingiau, negu kas nors galėjo laukti. Na beje, kaip ir jo kolega kitoje aikštelės pusėje,
Rimas Endrejaitis taip pat vienas iš tokių sezono atradimų kartu su viso Plungės komanda. Siurprizas, nepaisant jo patyrimo, vis dėlto tiek pakelti komandos žaidimą, taip pakilti turnyro lentelę, kaip atliko Olimpas, tai vis dėlto didelis trenerio pasiekimas. Ir atrodo, niekas nepasikeitė. Žaidėjai beveik nepasikeitė. Žaidimas pasikeitė. Svarbiausia. Taip, tai yra matyti svarbiausia. Ir su kamuoliu dabar Vilniaus Statybos krepšininkai 80-46, 34 taškais pirmauja Plungės Olimpas, kuriem iki pergalės, iki dar vienos pergalės belieka laukti tik tai 4 minutės ir 30 sekundžių. Rolandas Vaičiūnas, krepšininkas, kuriam dar užtenka entuzijazmo ir energijos kovoti. Taip, jis kovoja, stengiasi kovoti dėl atšokusių kamuolių ir dabar buvo labai arti tikslo. Na ir dabar netrukus aikštelėje pamatysime dar vieną krepšininką, kuriam visiškai tas pats, koks yra rezultatas ir koks Olimpo pranašumas. Tai jaunasis Statybos komandos gynėjas Tomas Purlys, kuris nedažnai gauna pažaisti Statybos komandą ir kuris, aišku, bandys išnaudoti bet kurią galimybę, kad pabūti aikštelėje. Vienintelis, kuris Statyboje tikrai nejau šito preso, pralaimėjimo preso, kurį komanda vis dėlto pergyvena ir nesugebėjo pergyventi, ta prasme, kad vis dėlto žaidimą tai labai kliūdė paskutinės minutės. Na štai labai iškalbinga statistika antrajame kėlinyje. Statybos krepšininkai prasižengė 11 kartų, Olimpo komanda tik 3 kartus. Eugenijus Vaškys pelno 19 tašką. Ir jubiliejinis baudos metimas 20 taškų, 82-46. Ir štai Tomas Purlys su kamuoliu. Netaip lengva yra rasti atsidengusius komandos draugus. Ir Timothy Bruksas. Koks dėjimas iš viršaus, tiesiog desertui Plungės publikai. Ir tiesiog visa Plungės Olimpo sporto salė, visi esate žiūrovai, pakilę skanduoja ir dėkoja Timothy Bruksui. Vėl atkovoja kamuolį Olimpo krepšininkai. Matyt, Sirtautui gali tekti atiduoti prizą, nes vis dėlto šitas metimas buvo atliktas žaidimo metu. Na ir štai dar kartą šis epizodas. Na, aš žinojau, kad Bruksas gali pašokti, bet kad šitiek pašokti. Taip, atlikta atsispyrus iš 2 kojų, kas ypatingai sudėtinga mažiems žaidėjams. Ūgis 1,80 m. Ir prašau, dar vienas puikus saldainiukas. Kas darosi Plungės Olimpo sporto salėje? Man šiek tiek gaila Statybos krepšininkų. Taip, mažosios Plungės krepšininkai ne tik gerai krepšinį moka žaisti, bet pasirodo ir krepšinio šou labai gerai yra įvaldę. Ir kol kas jie šito užsiema su sostinės komanda. Ir čia yra labai sėkmingas žingsnis prieš rungtynę su Žalgiriu. Aš manyčiau, kad taip. Štai dar vienas puikus Timothy Brukso perdavimas ir dėjimas iš viršaus, Miliūno dėjimas. 88-46. Ir keitimas Olimpo komandoje. Rimas Endrejaitis iškart keičia 2 žaidėjus, į aikštelę įeina Raunas Petraitis ir pirmą kartą pasirodo aikštelėje jaunasis 18-metis puolėjas Darius Kurmis, 2,5 m žaidėjas, kartu su juo žais ir Tomas Venskūnas, kurio augis 2,8 cm, taigi antroji Plungės Olimpo komandos sudėtis papildyta Eugenijų Vaškiu, kuris vienintelis lieka iš startinio 5 žaidėjų. Dabar aikštelėje iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 2 minutės ir 25 sekundės. Ir šiek tiek pagyvino Plungės Olimpo krepšininkai. Jau atrodė aiškių ir nuobodžių rungtynių pabaiga. Eugenijus Vaškys, perdavimas Venskūnui. Tomas Venskūnas ir jis gauna šansą pelnyti taškų šios dienos rungtynėse. Pirmieji Venskūno taškai 90-46. Ir 2 minutės 5 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. 44 taškais pirmauja Olimpo krepšininkai. Ir dar kartą praranda kamuolį. Minutė 59. Dabar reikliausiai Plungės Olimpo gerbėjai jau pradeda skanduoti 100-100.
Na, reiks labai pasistengti Olimpo komandai, kad pelnyti 100 tašką. Bet pagal žaidimą jaučiasi, kad Olimpas apie tai mažiausiai galvoja. Jie žaidžia. Jeigu 100 norėtų daryti, turėtų atakuoti iš karto ir iš distancijos. O dabar prasižengia, ką tik aikštelėje Darius Kurmis. Ir kamuolį vėl turi Tomas Purlys. Virginijus Sirvydis pereina, neskubėdamas pereiti grupas į varžovo aikštelės pusę. 90-46. Minutė 37 iki kėlinio pabaigos. Ramūnas Petraitis, Arūnas Drąsutis. Petraitis bando atsidengti su kamuoliu Eugenijus Vaškys. Perdavimas Drąsučiui. Drąsutis meta iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Minutė 24. Taigi, tai, kaip jau minėjau, yra paskutinės šių metų ketvirtfinalio rungtynės. Dabar 4 geriausiai ketvirtfinalyje pasirodžiusių komandų jau laukia pusfinaliai. Jose susitinka Atletas su Sakalais ir Kauno Žalgiris žais prieš Plungės Olimpą. Priminsiu, pusfinaliai prasideda balandžio 17 dieną ir juos taip pat transliuos Baltijos televizija po 10 dienų pertraukos. 4 geriausios komandos, LKL geriausios ketvirtfinalio komandos pratęs kovą dėl LKL aukso žiedų ir dėl čempionų taurės. O dabar dar 1 tašką pelno Ramūnas Petraitis. 6 taškai iš viso jo sąskaitoje ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus. 92-46 ir lieka 1 minutė. Na štai Tomas Purlys. Ir atlieka rezultatyvų perdavimą Virginijui Sirvydžiui, kuris truputėlį pasaldina tą pralaimėjimo kartelį. Vis tik Olimpas antrajame kėlinyje žaidė super galingai. Beje, antrajame kėlinyje Olimpo krepšininkai įmetė 54 taškus palyginus su 38, kuriuos jiems pavyko pelnyti per pirmąjį kėlinį. Ir antrajame kėlinyje visas statybos komandos gynybos sistemas subirėjo tarsi kortų namelis. Ir dabar visiškai pelnytai Plungės Olimpo komandos gerbėjai dėkoja savo komandos draugams. Netrukus išvysime dar vieną dėjimą, be jokios abejonės. Eugenijaus Vaškio pats mėgstamiausias krepšinio elementas, tai dėjimai iš viršaus. Ir jis gauna progą pasidžiaugti štai šiuo epizodu. 94-48, beveik dvigubai pirmauja dabar Olimpo krepšininkai. Ir tyčinė pražanga, nesportinė pražanga baudžiamas Tomas Purlys. Lieka 14 sekundžių. Ir dabar baudos metimus mes Plungės Olimpo krepšininkas Ramūnas Petraitis, 13 numeris. Ir dar kartą galėjote stebėti Eugenijaus Vaškio dėjimą iš viršaus. Ramūnas Petraitis dabar gali padvigubinti skirtumą. Na, atvirai šnekant, po pirmojo kėlinio vargu ar kas galėjo turėti tokią lakią fantaziją ir prognozuoti štai tokius įvykius. Taip, kada laukiai išėjau pakvėpuoti gryno oro, susirinkęs ir gali aiškino ir abejojo, ar nugalės, nes labai sunkiai sekasi Olimpui šiandieną, nepaisant į turimą ten. Na ir štai Alfredas Vainauskas. Turbūt kaip niekas kitas labiausiai išgyveno šią nesėkmę jaunasis treneris. Be abejonės, jam sunkiausia. Tokius dalykus treneriai visada sunkiausia pergyvena. O dabar lieka 4 sekundės ir paskutinis dabar jau statybos šansas. Meta Tomas Purlys, nepataiko, taigi baigęs šios paskutinės ketvirtfinalio rungtynės. Jas rezultatu 95-48 laimi Olimpo krepšininkai. Meta Purlys. Ir atrodo, kad dar nesibaigia. Taip, Purlys dar mes baudos metimus. Taip, Purlys mes 2 baudos metimus. Netaiklus pirmasis baudos metimas. Antrasis taiklus ir kadangi buvo mesta iš 3 taškų zonos, dar vienas bandymas jaunajam statybos komandos gynėjui. Ir jis taip pat netaiklus, taigi galutinis rungtynių rezultatas yra toks. 95-49. Olimpas beveik dvigubai sutriuškina Vilniaus statybą, iškovoja teisę žaisti pusfinaliuose, kur susitiks su Kauno Žalgiriu. Ir LKL pusfinaliai, dar kartą primenu, jie prasidės balandžio 17 dieną. Atletas Šiauliai ir balandžio 18 dieną Olimpas Žalgiris. Ačiū, kad žiūrėjote. Mūsų likite ir toliau su Baltijos televizija. Iki.